Kiekvienas laikotarpis turi savo charakterį, savo veidą, savo atmosferą, savo nuotaiką. Ir tam, kad mes džiugiai galėtume pasveikinti vieni kitus, kai ateina vasario 16, manau, kad mes turime būtinai prisiminti tuos laikus, kada mes visi to labai laukiame, kada mes tikėjome, kada mes buvome tokie vieningi. Ir tada, kai mes esame tokioje gyvenimo prozoje, kai praeina daug metų nuo tos vasario 16, kurios mes labai visi laukiame, kai mes jautėme, kad tuoj mes būsime laisvi ir tikrai galėsime vienas kitą sveikinti, atvirai, laisvai sveikinti su vasario 16. Aš manau, kad tam, kad mes tai prisimintume, kad mes vėl pasijustume kupini optimizmo, mes būtinai turime pasižiūrėti filmą, kaip mes žaidėme revoliuciją. Ir viena iš pusių to gyvenimo ir tų svajonių ir tos euforijos, kuri buvo, aš manau, kad tikrai filme mes surasime. Ir tada mes ir šiuo laiku truputį kitaip jausimės.